Labas, esu Kristina ir noriu šį kartą pasidalinti apie Essence kolageną, kad tu žinotum, kodėl jo tokia kaina ir atsakyti tau į visus svarbiausius klausimus, ko dažniausiai klausia iš tikrųjų klientai. Tai aš pati kolageną šitą naudoju jau 4 metus ir ką galiu pasidalinti, kad kolageno dėka iš tikrųjų atsiauginau plaukus, mano plaukai buvo tikrai po dvinukų labai stipriai išslinkę, tiesiog buvo tokie pliemai, tai ką aš galiu tau parodyti, kad aš tiesiog va čia slėpiu, nes pas mane va šitose vietose, čia yra tiesiog garbanėlis. Va, tai tu matai, va, šitoj vietoj, va, čia yra sprindis nuo čia iki čia. Tai šitoj vietoj pas mane plaukų tikrai visiškai nebuvo ir aš juos slėpiu, dėl to, kad jie tikrai negražiai atrodo, bet aš būtent to ir norėjau, tai norėjau atsiauginti plaukus ir tiesiog abiejose pusėse, va čia, va, irgi, va, jie yra paslėpti, tai čia būtent yra kolageno dėka. Kaip auginau dvinukus, tai tikrai pas mane buvo čia tokie tarpai, kur buvo išslinkimas. Tai kolageno dėka auginau plaukus, taip pat ir alijošiaus rinkinukus plaukams. Naudojau tik tai šitas dvi priemonės ir taip tiesiog keičiau vieną mėnesį grožio kapsulės, kitą mėnesį kolageną ir plaukai sustorėjo, sustiprėjo. Iš tų plaukų aš turėjau tik tai kažkur tai pusę, dabar čia jau jie ir nudažyti, prieš tai aš net bijojau 3 metus juos dažyti. Tai va, pas mane buvo kažkur tai va tiek plaukų, tokia kasytė buvo ir kadangi jaučiu diskomfortą, tai net plaukus labai stipriai sukdavau, kad nesimatytų, kokie jie plani. Tai iš to kolageno kodėl tokia kaina? Pirmiausia, kolageną gali pasirinkti su mėsa su žuvim. Taip pat jisai yra patogus vartoti, tai yra tyrelių pagrindu. Čia gali pasirinkti arba savaitį, arba mėnesį, kaip tau patogiau, bet nieko ten nereikės maišyti, iš karto yra paruošta, taip pat yra tikrai labai skanu. Ir iš tikrųjų žmonės o to ir labai žavisi, kad yra patogu vartoti skanu, nes kiek ateina žmonės vartoja kitą kolageną, sako tikrai, kad neskanu, per prievartą vartoja ir tiesiog vartoja tik dėl to, kad reikia. Tai va, tokias yra tyrelės. Ir tu pasirenki iš tikrųjų, kokią tu nori su mėsa ar su žuvim. Čia tavo pasirinkimas, visą laiką labiau rekomenduoju su žuvim, dėl to, kad žuvies dažniausiai valgom per mažai. Ir tiesiog, ką tu darai, tai tiesiog vieną suvartoji į dieną, nieko nereikia galvoti per daug, tiesiog suvartoji tyrelį, įsispaudi. Va taip, išgeri ją. Kas yra svarbu, kai suvartoji tyrelį, būtinai vieną tokį puodelį vandens išgerti, nes tai vis tiek yra papildas, kad ir koks bebūtų papildas, visą laiką su juo reikia iš tikrųjų išgerti skysčių, ypač tai yra vanduo, dėl to, kad vieni vitaminai tirpus riebaluose, kiti tirpus yra vandenyje. Bet jeigu tavo organizme trūks vandens, jokių papildų tu neįsisavinsi. Tai nepamiršk, kad su kolagenu taip pat, kaip ir su kitom tyrelėm, visą laiką suvartojam ir tada išgeriam vieną stiklinę vandens, kad organizmas tavo pasisavintų visus vitaminus. Taip pat, kodėl tokia kaina kolageno? Kolageno tavo organizmas nepasisavins be vitamino C. Jeigu tu pirksi kažkur kitur kolageną, tu turėsi pirkti ir kolageną, ir kartu vitaminą C, kad gautum naudą. Galbūt esi vartojęs kolageną ir pastebėjai, kad naudos nebuvo. Tai tau galiu tikrai pasakyti faktiškai iš savęs, iš kitų aplinkinių, kas vartoja šitą kolageną, patirties klienčių, kad šitą kolageną, pavyzdžiui, geriant, tarkim, 40 dienų, akivaizdžius rezultatus tu pastebėsi 100%. Ant nagų, ant plaukų tu tikrai pastebėsi. Jeigu tu nepastebėsi, tada aš jau sakyčiau, kad pas tavai yra kažkokia didelė problema su sveikata ir tau tiesiog būtinai mirtinai reikia konsultuotis pas medikus, daryti giluminius tyrimus, nes tikrai 4 metai patirties aš turiu, kad tikrai šitas kolagenas padeda tiek plaukus atsistatyti, tiek su nagais, tiek su sąnariais, nes aš pati, kaip minėjau, dėl plaukų naudojau, paskui pradėjau naudoti dėl sąnarių, nes man labai skaudėjo sąnarius žindymo metu. Šiuo metu man irgi skausmas yra kelienė vienam. Tiesiog taip pat turiu nykštį, kuriam buvo raiščiai trūkę, tai tiesiog atsiliepia kiekvieną rudenį, keičiantis oram. Tai aš vartoju būtent kompleksiškai, plus, kadangi turiu tam tikrą amžių, tai yra virš 30 ir tokio amžiaus kolageno gamyba sumažėja, reiškia kolageno būtinai reikia ir plaukam. Ne tik, bet ir dantim, kaulam, taip pat dantų stiprumui palaikyti, kad jie ir ateityje išliktų stiprus, jau rūpintis ir apie ateitį galvoti. Ir šitas kolagenas būtent tai ir duoda, dėl to aš iš tikrųjų jį taip ir vartoju. Porą savaičių pavartoju, darau pertrauką, keičiu galbūt į grožio kapsulės arba vartoju 40 dienų be pertraukos. Todėl rezultatą aš tikrai žinau, kokį tu gausi ir tikrai nenusivilsi, nes kokybė, kaina ir garantija, kad tu gausi rezultatą. Tau nereikia papildo šiaip, tau reikia, kad tu gautum rezultatą. Tai va, tau tik lieka pasirinkti, kokį tu nori.
Bet turėk omeny, kad kai tu vartosi kokybišką kolageną, pasisavins tavo organizmas, gausi daug vitaminų, mineralų ir taip pat yra kompleksiškai vitaminas C plus kolagenas. Reikiamas kiekis čia yra, parašyta, kad čia yra 7000 mg, kitaip tai yra 7 gramai, tiek reikia kolageno tavo organizmui kasdieną, kad išliktum sveika. Aišku, papildomai dar nepamiršk suvalgyti žuvies, virtos vištienos, kad tu gautum kolageno su maistu, nes maistas visą laiką yra svarbiausia pirmoji vietoj. Paskui yra papildymas organizmo. Jeigu klausimas tau yra kada gerti kolageną, ryte, vakare ar dieną, tai aš vartoju, sakau, visą laiką vartoti taip, kaip parašo gamintojas. Šiuo atveju, kadangi gamintojas neparašo, kaip vartoti šitą kolageną, reiškia, tu gali pati pasirinkti, kurio paros metu. Man pačiai, pavyzdžiui, asmeniškai patinka po pusryčių, po kavos, praėjus kažkuriam laiko tarpui, tiesiog išgerti, būtent pirmos dienos pusėje tą kolageną, kad jisai pasisavintų. Kitos geria, pavyzdžiui, vakare mėgsta išgerti, kad sako, kad organizmas, kai eina miegoti, kad jisai pasisavintų. Tai čia tavo pasirinkimas. Ar vartoti daugiau, to klausia? Ne. Jeigu tu suvartosi kelis, rezultatų nebus, todėl kad tavo organizmas pasisavina tiek kolageno, tiesiog kiek yra va šitoj pakuotėje. Tai yra, kad jisai gali daugiausiai per dieną pasisavinti 7 gramus arba kitaip 7000 mg. Daugiau tiesiog išeina, kaip sakoma, į tualetą. Tai nešvaistyk pinigėlių, tiesiog žinok, kad viena į dieną, o jeigu nori daugiau, užtikrinti, kad tavo organizmas išliktų sveikas, nepamiršk mitybos, tikrai įtraukti šaltieną, įtrauk, nemėgsi šaltienos, gerai, virk mėsą, virtą vištieną valgyk, tiesiog pasirink geriau tada iš ekologiško ūkio, pasirink kiaušinius irgi kokius nors sveikus, pas močiutę kokią suvarto, kad tikrai būtų geras, kokybiškas produktas, bet vieną į dieną ir pamatysi tikrai rezultatus. Tai va, šį kartą tiek, iki kito karto.